Sveiki, šiandien sodinu pomidorus. Pomidorus į vazonus. Kodėl į vazonus? Kokie čia yra pomidoriukai? Pomidorai čia yra žemaūgiai smulkiavaisiai. Smulkiavaisiai determinantiniai. Ką tai reiškia determinantiniai? Tai reiškia, kad pomidoriukas užaugs labai greitai pražys vienu metu ir labai greitai, praktiškai vienu metu subrandins derlių. Smulkus, labai saldus. Skaniausiai yra pomidoriukai. Pagrindinė priežastis, kodėl vis dėlto aš sodinu šios būtent pomidoriukus į vazonus. Nes tai yra determinantiniai pomidoriukai ir mes jų nenuskabysim pažastinių ūglių. Mes visus ūglius paliekam. Tiesiog pasodinam tą pomidoriuką ir viskas čia. Jokio genėjimo, jokių pažastinių ūglių nereikia nuskabyti. Tikrai nereikia, tačiau įsivaizduokite, jis augs tiesiog grunte. Ir tie pažastiniai ūgliai turės irgi daug pomidoriukų. Ir jie tiesiog atsiguls ant žemės, atsiras ant žemės, o kadangi gulės ant žemės, tai tada čia labai daug drėgmės, susirgs ir tiesiog pradės pūti. O čia pažastinis ūglis augs, čia turės daug pomidoriukų, pomidoriukai čia nusvirs kažkur. Ir jie tiesiog tikrai nenupūs. Po to parodysiu, kaip čia viskas bus. Bet dabar svarbiausia priežastis, kad yra į vazoną pasodinta, kad mes galime pakelti krūmą. Pakelti krūmą ir jis nusvirs ir viskas čia bus su pomidorais gerai. Dabar porą žodžių apie tuos vazonus. Daugeliu yra neįprasti vazonai. Esmė yra ta, kad jie yra veltiniai. Čia veltinė medžiaga ir tas veltinis pagamintas iš perdirbtų plastikinių PET butelių. Mes išgeriam gėrimą, priduodam buteliuką į priėmimo punktą ir iš tų buteliukų būtent pagaminti yra šie vazonai. Kodėl veltinis vazonas augalams yra gerai? Kame yra skirtumas palyginus su paprastu, pavyzdžiui, bet kuriuo plastikiniu vazonu? Nes yra skirtumas tas, kad jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokite plastikinį paprastą vazoną, augalo šaknis auga į šoną ir kai tik atsiremia į paprasto vazono sienelę, pradeda suktis palei vazono kraštą. Ir visi šaknys, kaip tik pasiekia vazono kraštą, iš karto sukasi ir visi praktiškai šaknys atsiranda vazono pakrašty. Ir augalas praktiškai negali paimti maisto medžiagų iš visos dirvos. O čia, šiame vazone, augalas, kai tik atsiremia į šio vazono šoną, iš karto nustoja augdamas, čia vadinamas automatinis orinis šaknų genėjimas. Nustoja augdamas ir pradeda šakotis. Šaknys pradeda staiga šakotis ir dėka to jūs pamatysite po to, kad visas vazonas bus pilnas šaknų. Šaknys ne palei kraštą, o per visą substratą. Tarp kitko, substratas čia būtent šioje vietoje, substratą aš paruošiau tokių santykių. 4 dalis nurūgštinto substrato neutralaus, 1 dalis komposto iš mano komposto naminės dėžės, 1 dalis agroperlito ir 4 indeliai vokiečių įmonės Schacht gamybos natūralių trąšų skirtų būtent daržovėms. Visiškai natūralios trąšos, tiek natūralios, kad žinokit, kad kvepia tiesiog maistu. Kad trąšos natūralios kvepėtų maistu. Tai yra superinės trąšos. Jau įsitikinau, žinokit. Ir savaime, aišku, kad čia įrengsiu lašelinį laistymą, kad laistymas būtų pastovus, pastatysiu automatinį kontrolerį, kad čia augaliukam visada užtektų vandens. Šiem pomidoram užtek 25 litrų vazonų, bet mes turime pardavime skirtingų. Nuo 4 iki 37 litrų vazonus ir dar didesnius, jeigu jums reikės. Ir tie vazonai tinka ne tik vienmečiam augalam, bet ir daugiamečiam augalam. Ten 100% tas pats principas bus, kad šaknis bus orinis nukirpimas šaknų ir visas substratas bus užpildytas garantuotai šaknimis. Tai yra labai didelis šių vazonų privalumas. Ir dar vienas privalumas, kad jie yra visiškai nebrangus. Ateikite į parduotuvę ir įsitikinkite tuo. Ir rezumuojant. Daržininkaukite protingai, tvariai, perdirbti PET buteliai, kurie visiškai nei žmonėm, nei augalam nėra
kenksmingi, nes mes iš tų butelių netgi ir geriam, taigi augalus tikrai galime auginti. Sodinant panaudotas savo gamybos paprastas kompostas. Toliau tręšimas bus arba dilgėlių trąša, pačių pagaminta visiškai natūraliai, begalė naudingų mikroorganizmų ir maisto medžiagų, arba bokašiais keistis taip pat tinka kuo puikiausiai tręšimui, tiesiog iš viršaus po to tręšiu. O tiems, kas tingi tos dalykus gaminti, arba tiesiog neturi galimybės, gali būti ir taip, tai tada yra vokiškos trąšos, visiškai natūralios, kurios pagamintos iš maisto atliekų, tik augalinės kilmės maisto atliekų, dėka kurių užauginsite puikų, taip pat ir visiškai natūralų derlių. Taigi stebėkime, kaip augs viskas toliau, užeikite pas mus į parduotuvę, apsipirkite ir sėkmės.